čempionatą, tiesa 90 metais jo komanda buvo kitokia. Ten buvo ir Dražinas Petrovičius, ir Vladė Divacas, ir Toni Kukočius, ir Predragas Danilovičius. O čia Linas Kleiza meta iš 3 taškų zonos ir pataiko. Dabar padidindamas Lietuvos rinktinės persvarą iki 9 taškų. 42, 33 minutė ir 41 sekundė iki kėlinio pabaigos. Veličkovičius. Netaiklus jo metimas. Kas atkovos kamuolį? Linas Kleiza. Dar vienas ginčas. Dabar jau jis serbų naudai. Tačiau net ir po teisėjo švilpuko nei Kirstičius, nei Linas Kleiza nenorėjo vienas kitam atiduoti kamuolio. Tokia vyriška kova ir po jos abu suprasdami vienas kitą krepšininkai. Paspaudžia vienas, plekštelėjo per petį. Viskas gerai. Kova yra kova. Žaidžiam toliau. Kovojam toliau. Veličkovičius. Kirstičius per Robertą Javtoką. Taiklus šį kartą Kirstičiaus metimas. Tačiau ginčą Lietuvos rinktinė laimėjo. Tai reiškia, kad jeigu daugiau ginčų nebebus per šį kėlinį, trečiojo pradžioje pradės su kamuoliu kėlinį Lietuvos komanda. Linas Kleiza. Dar vienas taiklus metimas iš 3 taškų zonos. 3 tritaškai iš eilės į serbų krepšį, 45-35 ir minutė 7 sekundės. Teodosičius bando atsakyti tuo pačiu. Netaiklus Milošo Teodosičiaus metimas. Simas Jasaitis. Ištraukė kamuolį Simas Jasaitis. 3 prieš 1. Mantas Kalnietis iš viršaus. Novica Veličkovičius prasižengia. Koks fantastiškas Lietuvos komandos spurtas antro kėlinio pabaigoje. 47-35 ir dar vieną baudos metimą mes Mantas Kalnietis, o Simas Jasaitis savo kovingumu viską pradėjo būtent ten, aikštės krašte. Iš pradžių pats nusimušė kamuolį, spaudžiamas varžovo, griūdamas iš aikštės išmušė jį atgal. Linas Kleiza mestelėjo kamuolį į priekį, na, o Mantui Kalnietiui šiame čempionate mes jau matėme, jokių favoritų nėra. Linas Kleiza sėdasi ant suolo. Ko gero jau iki ketvirčio pabaigos. Kas daugiau jėgų išsaugos iki mačo pabaigai taip pat yra labai svarbus dalykas ir labai svarbi aplinkybė šios dienos rungtynėse, kuriuose svarbiausia, jog dabar pirmoje jų pusėje Lietuvos komandai pavyksta įgyti apčiuopiamą persvarą. Rasičiaus metimas iš 3 taškų zonos netaiklus. Simas Jasaitis vėl laimi dvikovą po krepšiu, laimi prieš 2 varžovus. 35 sekundės. Mantas Kalnietis. Simas Jasaitis. Jonas Mačiulis pasirodė vietoj Lino Kleizos. Manto Kalniečio metimas iš 3 taškų zonos netaiklus. Simas Jasaitis vėl buvo netoli tikslo ir netoli kamuolio, tačiau dabar su jo varžovai ir jie pasistengs, žinoma, laikyti jį iki galo. Gali tai daryti Serbijos rinktinė. 10 sekundžių lieka iki kėlinio pabaigos. Teodosičius. Dviese jį spaudžia Lietuvos rinktinės krepšininkai, tačiau, aišku, atsiranda vietų kitur. Ir dabar būtent tokią vietą ir bando išnaudoti ir išnaudoja Serbijos rinktinė. Aleksandras Rasičius, taiklus jo metimas iš toli, sumažina skirtumą iki 10, bet tai yra labai gerai. 48-38 po 2 kėlinių. TV3 televizija tęsia tiesioginę transliaciją iš bronzinio finalo, iš mažojo finalo pasaulio krepšinio čempionate Turkijoje, kuriame po 2 kėlinių, po štai tokio Lino Kleizos šou antro kėlinio pabaigoje Lietuvos komanda įgijo 10 taškų persvarą, 48-38 ir ta persvara yra pelnyta. Jeigu pirmajame kėlinyje, bent jau pirmoje jo pusėje serbai galėjo daryti ką tinkami aikštelėje, tai po to Lietuvos komanda gerokai jų galimybės apriboja ir lietuviai. Šiandien, pavyzdžiui, 2 taškus meta net 63% taiklumu, serbai 52. Lietuvos komanda pataikė 6 tritaškius iš 13, serbai 4 iš 12. Na, lietuvių geriausi snaiperiai yra Simas Jasaitis, kuris dabar prameta pirmą kartą per 3 bandymus. Linas Kleiza pataikė visus 3 savo tolimus metimus ir Lietuvos rinktinė taip pat laimi kovą dėl atšokusių kamuolių. 19-14 Robertas Javtokas. Su koja jam negerai, bet jis žais. Tokia yra naujiena, per didžiąją pertrauką tik tiek ir pavyko sužinoti. Lietuvos komandos penketas aikštelėje yra toks. Linas Kleiza atkovojo kamuolį po netaiklaus Milošo Teodosičiaus metimo. Simas Jasaitis, Mantas Kalnietis, Robertas Javtokas ir Martynas Pocius. Varžovai Milošas Teodosičius, Aleksandras Rasičius, Marko Kešelis, Nenadas ir Novica Veličkovičius. Na, viena iš svarbių užduočių yra, žinoma, sustabdyti Milošą Teodosičių, ko gero žiūrint į pirmo kėlinio skaičius.
galima būtų pasakyti, jog tai pavyko padaryti Lietuvos komandai. Pirmą Milošas Teodosičius pats yra pelnęs tik tai 2 taškus ir pataikė tik tai 1 metimą iš 6. Ir antrą atliko tik tai 3 rezultatyvius perdavimus. Teodosičiaus mastais matuojant, tai yra iš tikrųjų žodis tik tinkamas šitoje vietoje, dėl to, kad mūsų komandoje ir Linas Kleiza jau atliko 3 rezultatyvius perdavimus, o jų specialistas Mantas Kalnietis meta iš toli ir pataiko, didindamas Lietuvos rinktinės pranašumą iki 13 taškų, 51-38. Nenadas Kirsičius prieš Robertą Javtoką, 1-1. Atrodo, viską gerai padarė Serbijos rinktinės vidurio puolėjas, jo metimas netaiklus, bet serbai tęsė šią ataką. Linui Kleizai pražanga. Taip, atšoko kamuolys tolokai ir pražanga, leidžianti pratęsti šią ataką serbams. Pradėti ją iš naujo. Stefanas Markovičius keičia Milošą Teodosičių. Dušanas Ivkovičius vadina kūrybingiausiu savo komandos krepšininku, tačiau kai reikia padirbėti gynyboje, dažniausiai jis prašo kitų gynėjo paslaugos. Buvo tokių rungtynių šiame pasaulio čempionate, kada Milošas Teodosičius vadovaudavo Serbijos atakai, iš karto po to keitimas ir kažkuris iš jį pakeitusių krepšininkų dirba gynyboje. Lietuvos komanda dirba gynyboje kartu ir apsigina. Dabar čia Nenadui Kirstičiui tai tik tai pirmoji asmeninė pražanga, tačiau Lietuvos rinktinė apsigynė. Mantas Kalnietis vaikosi jį. Stefanas Markovičius, Robertas Javtokas, neria pro užtvaras Martynas Pocius, Simas Jasaitis ir išmušė kamuolį jam Stefanas, tai yra Marko Kešelis. Simas Jasaitis yra įsitikinęs, kad išmušė nebe pražangos. O čia jau pražanga pačiam Simui Jasaičiui. Kešelis. Ir Lietuvos komanda dar kartą apsigina. Simas Jasaitis privertė mesti Kešelį kamuolį kažkur ten į šoną. Štai čia dar kartelį tas perdavimas. O kur Nenadas Kirstičius, griūdamas, bet nespėja prie kamuolio ir su juo Martynas Pocius, Mantas Kalnietis, Linas Kleiza, Robertas Javtokas. Linas Kleiza kerta po krepšiu ir štai taip išmaudyta Serbijos rinktinės gynyba. Novica Veličkovičius stovi už 1,5 metro ir žiūri, kaip meta Linas Kleiza į krepšį, niekur neskubėdamas. 53-38. Stefanas Markovičius išmeta kamuolį prie tritaškio linijos. Ir Robertui Javtokui pražanga prieš Nenadą Kirstičių. Labai intensyvi, labai kieta Lietuvos rinktinės gynyba pirmosiamis šio kėlinio minutėmis. Ir labai gerai, jog Lietuvos krepšininkai kol kas nesuteikia varžovams jokių net menkiausių vilčių apie galimą atsigavimą ir atsitiesimą. Roberto Javtoko būsimasis komandos draugas Valensijos ekipoje pasirodo aikštelėje, o čia Marko Kešelis pelno 2 taškus, 40-53. Mantas Kalnietis, Simas Jasaitis. Martynas Pocius. Robertas Javtokas žaidžia. Išmuštas kamuolys ir 4 sekundės Lietuvos komandos atakai. Paprašo teisėjai atsisėsti serbų suolelį. Pagal taisyklės gali stovėti tik tai vienas. Koks puikus buvo perdavimas dabar Simui Jasaičiui. Nereikėjo netgi tų 4 sekundžių, man atrodo, per vieną lietuviai surengė šią ataką. Mantas Kalnietis palei galinę liniją, Simas Jasaitis atsidengia, pataiko ir didina Lietuvos komandos persvarą. Vėl iki 15 taškų, 55-40. Stefanas Markovičius. Kešelis iš 3 taškų zonos, netaiklus jo metimas, kamuolį atkovojo Mantas Kalnietis. Simas Jasaitis bėga į priekį ir Pocius bėga ir Linas Kleiza. Varžovai prasižengia, nes nebežino, kurį čia dabar reikės stabdyti. Krepšininką ir atrodo matydamas negerėjantį, o byrantį savo komandos žaidimą Dušanas Ivkovičius prašo minutės pertraukėlės. Lietuva kviečia visus į Europos krepšinio čempionatą kitais metais, tačiau Lietuva dar nebaigė darbo čia pasaulio krepšinio čempionate.
Turkijoje, kur dar iki jam neprasidėjus buvo nemažai manančių, jog Lietuvos rinktinė gali net ir neprasibrauti iki Stambulo ir pabaigti savo pasirodymą Izmyre. Ten buvo Lietuvos Klaipėdos universiteto šokėjos, jų darbas baigėsi, bet ne visos išvažiavo namo. Tos, kurios turėjo galimybę, pasiliko čia sirgti su visais kitais Lietuvos krepšinio aistruoliais už mūsų komandą. Robertas Jevtokas. Linas Kleiza. Jo metimas iš sudėtingos situacijos per Nenado Kirstičiaus rankas pataiko Linas Kleiza. Ir tai yra jau 22-asis Lino Kleizos taškas. Puikios rungtynės kol kas Lietuvos komandos lyderiui ir visai Lietuvos rinktiniai. Nenadas Kirstičius prieš Robertą Jevtoką. 1-1. Simas Jasaitis pasiruošęs padėti jeigu ką. Ir jeigu ką, ta pagalba suveikia visiškai idealiai. Mantas Kalnietis palieka savo už nugaros Milošą Teodosičių. Kaip gaila, jog dabar perdavimas skriejo pro šalį, o galima buvo tiesiog nokautuoti Serbijos rinktinę. 58-40. Sužaidus 4 minutės. Trečiajame rungtynių kėlinyje Lietuvos komanda padidina savo persvarą. Nuo 10 iki 18 taškų, dabar iki 15 ją mažina Milošas Teodosičius. Pirmasis taiklus jo tritaškis šios dienos rungtynėse. Iš 4. Simas Jasaitis. Prieš jį Pauničius labai gerai mokantis gintis krepšininkas. Būtent tokia jo ir būna dažniausiai užduotis aikštelėje. Kai jis į ją yra išleidžiamas, tai nebūna dažnai. Tačiau kai Pauničius yra išleidžiamas aikštelėje, galima spėti, jog Dušanui Ivkovičiui nepatinka kažkurio iš krepšininkų gynyba. Ir jis nori, kad Pauničius smaugtų vieną iš Lietuvos rinktinės lyderių. Nenadas Kirstičius. Sėdasi ant suolo ir kol kas Robertas Jevtokas, žaisdamas su viena koja, nelabai kuo nusileidžia Nenadui Kirstičiui. Iš Oklahoma City Thunder komandos jis vienintelis serbas rungtyniaujantis už Atlanto NBA lygoje. Paulius Jankūnas labai sėkmingai įsijungė į žaidimą pirmoje